keltis aš. Labas rytas, nauja graži diena. Tai ką pradedam šiandien savo atostogų nuotykius. Po Latvijos, po Estijos ir atgal džiunglės. Einu keltis, praustis, gert kavos ir rinksimės paskutinius daiktus ir leisimės jau į kelią. Saulė yra ir galbūt šilta. Labai jaukus batukas. Tau dudė? Šitą, čia gal nemažas, dėk daugiau, gal 2,5. Pusryčiai paprastai, sumuštiniai su lašiša, kavytė. Pasistiprinam ir kelią. Pirma diena bus pradėta. Kiek valandų? 10 jau. Nereik palapinės tvarkytis, bet vis tiek mes išjudėsim apie pietus. Na, 11. Gal greičiau. Į miestelį nebesuksim. Tik nebekojau, viską matėm. Nei daug, nei mažai. Pusę 11, kaip ir sakėm, atėjau apžiūrėti ir viską paliekam tvarkingai. Indus paliekam. Čia maisto nieko nepaliekam. Lovą paklojau. Išvažiuojam. Viską tvarkingai palikam. Šilta. Skelbiu, kelionė pradėta. 10 dienų, o gal ir 11, ant 2 ratų. Bandom paimti dviratį. Dviratis silpniem raumenukam nuo sofos gal sunkokas. Maršrutai jungti, arkliukai paruošti. Susitikom šeimininkę, tai leido mums palikti čia mašiną, tai mes paliksim čia mašiną. Ir labai ilgai pasakoja apie šitos namus, jiem beveik 200 metų. Jų iš išorės negalima renovuoti, bet dabar keičia stogą. Čia gyvena grinai šitie visi, kur dirba fabrikė ir yra čia vokiečių statybos šitie namai ir jų visą gatvę. Sakė, rada tuos planus, kaip čia vokiečiai statė juos ir viskas, kur pečius, kur tas, labai įdomu ir nori jie išsaugoti. Grįžo moteris iš Londono ir čia dabar gyventi turi dar du butus, tvarkos. Dėdo žodžiu, jeigu būsit lygatiniai, atvažiuokit į kelią. O, mes pakliuvome į velo kelią. Atsisveikinom su lygatinė, 10 dienų mes sugrįšim, pažadu. Aukštyn žemyn, 1 kilometrai jau įdomu. Ir atėjo prognozuotas ženklas, žvyrkelis. Viskas kvepia, jaučiu, kad artėja Joninės. Mes kaip kiekvienais metais Joninės praleisim Latvijoje. Tomas labai greitai šį kartą, ne tai, kad labai greitai, bet labai atidžiai suplanavo maršrutą. Tai kaip ir sakiau, startavom nuo lygatinės, vien dėl blogų orų, norėjom nuo namų startuoti, bet pradėjom kelionę vidury Latvijos ir dabar leisimės link Estijos. Suksim į Estiją pagal sieną, pagal tą didelį ežerą, kilsim į viršų, pasieksim jūrą, kur esam jau buvę, kur praleidom teisingiau tas vietas, kai buvo blogs oras. Ir tada leisimės vėl žemyn, pro Taliną, atgal link Latvijos, kitais keliais, kuriais nesam važiavę. Tai va bus mūsų toks kelionės nuotykis, bus ir upių, ir ežerų, ir aišku, netgi gal 2 kartus jūros. Tai sėkmės mum, o jum smagių žiūrėjimų. Pirmas sustojimas, atsisegęs diržas. Ausis užkrant, ką daryt? Šiandien tokia lengvesnė diena. Turim pasiekti Cesį. Na, aišku, tuos pavadinimus išgirdus, tai tikrai lygumų žmonėm ta diena nebus lengvesnė, bet iki nakvynės vietos nakvosim prie upelio, kaip supratau. Aš kaip visada į maršrutą niekada nesigilinu, kur veda rodyklė, ten ir važiuoju. Toms yra mūsų maršrutų galva, tai aš jau pasitikiu. Mūsų takas pasisuko į labai gražų miško taką iki atodangos. Ir veda dviračių. Ženklas, tai vadinasi, verta užsukti. Kol jėgų pilni, galim lankyti visus rudus ženklus.
Bet Latvijai pastebėjom su tais rudais ženklais yra biški nesąmonė, nes jie žymi visas kaimo turizmo sodybas tais rudais ženklais. Turi sustoti, išsiversti ir pasižiūrėti pagal Google, kas ten yra. Kuklintis tai jau yra įdomu. Ir gultukai yra. Vau! Kuklintis. O dieve, kiek ten yra. Belia kokia gražumėlė. Gerai atrodo, ne? Eik tu savo. Daug kesias, ne, plauks šitą upę, tai reikia tikrai. Eik tu savo, kaip gražu. Čia su valtim, kai su raketa praeitum, tiesiog nerealių greičių, dar nesu matęs tokia greičia upės. Čia šiaip tais yra skriokliuks, bet kai jis va tiek patvinęs, dabar mes jau nematom. Palapinę galima statyti, poilsiaut, laužą deginti, čia yra viskas. Netgi va, stotelės visos sužymėtos. 5 postas. Galima pamiegoti, sėdėti, šilteriukai, faina. Ir žiūrėti va tokį vaizdą. Čia tikras baidarių rojus. Pirmą dieną ir nuotykiai šalia Gaujos upės tokiu takeliu. Neužtenk bėgi tokiem statiem. Čia SMTB nesurfūrom. Nusileist buvo smagu. Pakilti dar smagiau. Reikia stumtis. Asikvapuoja. Važiuojam link Amatos upės. Pažiūrėsim, kaip jinai patvinus ar ne. Pagal Gaują tai tikrai bus patvinus. Upė, draugė Amata. Ir visur irgi tos vat klintis. Mes esam vienais metais gimynę palei visą Amatą. Ir nakvoja. Apžiūrėjom Amatą. Amata yra viena iš tokių energingiausių ir netgi vadinama kalnų upė su gražiom atodangom, klintim. Dabar, kai lietaus daug, tai jie irgi verta plaukti, bet ekstremalus plaukiams. Ir visur palei ją pridaryta nakvynės vietų aikštelė. Įtek į Gaują. O Gauja prie patgi buvo. Mūsų laukia nuotykiai. Taip jau kvepuoju kelias minutės. Neįkilau. Mažai bėgim. Širdis taukais apauga. Nebekylu. 12% įkalnė gan ilga. Daivos dar nėra. Kažkur niekur nematau. Eina savo. Nu jo, jeigu važiuoti kalnuotas vietas stipriai, reikėtų jau galia didesnė. Turbūt žvaigždė prieki mažesnė, nes ilgų įkalnių niekaip su tokiam. Kaip jums 12% su apkrautam tašiam? Pailsėjai biškai, žiūriu, kad pradingai. Nuokalnė dalekut. Tai čia visi žvirkeliai, kiek visi visur dviračių taškų. Leidžiamės iki Amatos, bet vėl reikės tuo grįžti ir užkilti. Gėdi batai. Kažkas pametė. Nu, dar viena vieta prie Amatos, čia viena iš gražiausių, didžiulė atodanga. Jau praded man patikti. Nu, įdomu, kiek upė bus patvinus. O, yra daug daugiau vandens. Kokia smarkuolė. Nu, čia smagu ją praplaukt būtų, žiauriai smagu. Nuostabus Gaujos nacionalinis parkas. Verta visus tos kraštus. Ir va ten pereini per tiltą, eini mišku ir ten vat gali užlipti. Bet aišku, tas atodangas reikia žiūrėti visos iš apačios, iš upės ir plaukti ją. Upė tai belia kokia sraunuma. Tomas svajonių upė, Amata. Vieni akmenys ir va kokia jinai verdanti visą. Žiauriai baisina. O kokia. Belia kalna.
Buvo patvinis. Koks grožis, koks grožis. Kylam, leidžiamės. Kylam, leidžiamės. Dabar kylam. Antras kalnas jau lengviau, ne? Matai, šituo taku eisim, va, kur šits ženklas ant medžio. Įveikti kalnai ir kliūtis, o mes varome Kamino taku. Kur mes varom? Ką daryti? Ką veikti? Mandrai norėjai pralėkti. Pakava, žinai, vėžiai ir nuslyda. Per sunkus dviratis tiesiog. O ten jeigu tešla įgriūni. Kamino kelias negali būti lengva. Mes negalim be nuotykių šalia lygiagrečiai buvo normalus kelias, bet mums tai reikia tokiais važiuoti. Kaip čia praeiti? Maurynai. Tu mane pamiršai. Au, au, au. Čia ką negalvotų žiūrovai mūsų, ką mes tik plentais minam. Taip nebūtų, čia galėtum čia visai gerai važiuoti, bet šitas lapas jau bėga. Ai, nu taip, tik žiūrovai. Na, tokius svoris ar tada, tai čia klikštai lėsim ir nulėsim. Gal nebus čia pakilimo. Taip ir važiuojam miško taku, pažymėtų geltonai. Vietom akmenukai, bet čia paliūtės dabar tos lietaus, kai buvau štat ir ištežęsis, tai šiaip gal ir kerskeliu. Baigęs mūsų kelias. Tau koks laktuvas. Koks gražuolis nematytas, čia ožys, čia su kokiais ragais. Ne, avinių. Ta ne ožys, avins, nu, netėjo šitas. Čia zooparkas yra, kupranugariai kažkur slėpęs ten. Taip atrodo kupranugarius. Netikras tik. Artėjom prie Cese. Čia rodo irgi Kamino taką ir aplankėm kupranugarių sodybą, bet į vidų neėjom, nes gaila man tų gyvulėlių. Aišku, jie prišerti, primaitinti, bet dabar, kai lietaus buvo, tai aplinkui visur šlapia, smirda. O tegu jie gyvena, mes esam buvę. Mamai Vilnos dar kupranugarių parvežiau. Tikrai atsimenu tuos kelius. Baigęs dabar žvyrkelis, įlindom į kalnuotą, tikrai kalnuotą kelią. Ir baigiam priartėti prie Cesė. Cesė gal kažką užkasim ir varysim toliau link Valmieros. O už Valmieros mum nakvynė. Tai laiką turim, oras pasitaisė. Minki ir norėk, kvepia, viskas žydi. Jau pradedu relaksuoti. Skrendu. Pirmi keliautojai. Nedaug šį kartą, tik 10. Oi, nuibelė kokia ilgė. Tas 12% buvo užlipti. Eina savo. Daivos dar nėra. Čia va tokie keli vingiai. Ir jie visi va tokia statumo. Čia nesimato šio kamerą, bet tai.
Tiesiog trūkst orą. Pastovim. Pats linksmums liko. Oh my gosh. Taip, bela kaip stovi įsispyrus. Kaip gera matyti, kad nežinėt. Atsivara. Na jo, jau galit matyti. Iš to, kaip sunkiai vara, koks čia statums. Ir Latvijan duoda. Iš Belgijos vaikinukas važiuoja į Taliną. Sesis. Taip atrodo mylai. Oh my God. Pats centras Cesis. Pietų metas. Except the Belgian beer is much stronger. Labai skaniai papietavom, už 10 euriukų, esam Cesy, dabar ieškosim pilies, padarom selfie ir varom toliau. Judame link pilies. We found it! See, I tell you, you don't need GPS, you don't need No. maps. Can get up there. Cesy pilis. Then very, very good view of all town. Guys, I'm excited. I'm bike already. Viskas, vieną akim apžiūrėjom pilį, nėra ko ten žiūrėti, esam buvę. Varom, kur nesam buvę. Iš miesto. Grįžome į kelius. Kiek čia belia, kiek kelių. Nemtiesi. Mokykla. Nieko neparodom, tik tai žemyn, aukštyn kalnus. Ir gražų dangų su daug žolės. O, vėjas, vėjas. Rauna staugą. Laukia Mautika Leukadijas stoteliai. Nu, kalną leistis irgi nesinori taip greitai, nes atrodo, žinai, vis tiek tas dviratis dar nepripratęs, šiandien, žinai, atrodo, kad nusidardėsi ant kokį akmenuką ir, nu... Asfalt, kur geras, tai nenusidardėsi. Nu, bet, žinai, pirmą irgi tai variu, akmuo, žinai, koks... Geriau atsargiai. Lėčiau, jo, kur čia nulėksi. Bet varai prieš vėją nuo kalno, tai taip kaip su motociklu. Net, žinai, galvos negali pasukti, koks greitis gaunas.
Daugiau pakelių nežinai, jeigu dar pamatysim ką. Nu tai ta Valmiera, čia mums 20 km, tai kaip mes čia taip greitai, mes čia nieko nenuminėm, kur mes tą 80 susirinksim čia. Kiek mes numinėm? Kokį 30 tik tais. Eiti. Jo, nedaug žinok. Sesiai buvo tik apie 20 kažkelis. Tikrai apie kokį 20, 30 kokius tai. Nu va, sakau. Kai sraigės jau 5 valandos vakarą. Da ne 5. Autobusą nesulaukiam, tai minam toliau. Kaip sekas, Tomai, tau pirmą dieną minti? Gerai, labai puikiai. Puikiai. Man visą laiką subinės neskaud gerai seka. Man irgi gerai sekas, kol lietus nelyj ir vėjas biški palankus. Op. Bet tiek prilyta, visi Nu, kaip man nufilmuoti? Čia tas guliašas jau man. Eik, pupytės, byr. Kaip man nufilmuoti? Nieko negaliu. Mums reikia nuotykių. Dar objekčiuks viens, arkos su tuneliais eisim pasižiūrėti. Kaip taip gali būti vidury žemyno? Atrausti, velnias juos saugo. Tada buvom atvarę iš mašinos, net neišlipam pasižvalgyti. Atsargiai gali gyventi šikšnosparniai. Oho! Įspūdingai. Toks mažas pasijauti prieš tokius didelius daiktus. Nu ko reikia gražiau. Šaknis nutysę. Arkos visas eiktas. Eina savo. Šaltinis, oriks vandens prisisemti. Čia įėjims į velnę vartai. Gal čia išskaptavo žmonės. Visokių raidžių raidyčių. Ta medis, va, bonzas. Upeliuks tak. Mažas. Oho, kaip mes čia neaplankėm praeitą kartą. Koks fains. Širdis tiesiog. Kai čia gerumo. Čia galima eiti vidų. Kitaip. Einam pažiūrėti. O! Šikšnosparniai. O, Tomas ateis vandens pasisemti. Iš velnio arkos. Urvas aplankytas velnio. Lekiam toliau. Teisas kaimynai, teisas daros naujus kelius. Ką būtų pas jos gražu. O magai. Pragarą nutvarėm. Dar nesibaigiantis remontai, važiavom tiesiog karštų kelių. Dar karštą smalą. Ir prieš vėją. Takai, takeliai, pušynai. Mes nieką neveikiam, tik valgom.
Pastomas salotos visokiausios, kruasanai, pyragėlis, burokėlių. Aš nemačiau net burokėlių. Pasveria, paskaičiuoja. Mes valgom šalia upės. Ne upė, čia žvėrėlius visą. Nesuprantu. Pelėdžiukai. Skanaus, kas valgo? Eikit čia. Tai gali valgyti, ką nori. Reikia. Visa šaika susirinko. Suvalgėm ir dar žvirbliam liko. Nagali tokie, jie čia pripratę. Valmieros bažnyčios Švento Simono ir paskaičiau, kad jinai pastatyta 1200 kažkelintais metais. Sakiau, Šventas Simono bažnyčia pastatyta 1280 metais. Geras. Balta kaip gražu. Pilies. Pilis irgi tokia akmeninė, pastatyta iš grynai akmenų. Dabar varysim ten į apačią, šalia Gaujos upės, kelsimės per pėsčiųjų tokį tiltuką per Gaują ir mums dar iki miega vietos apie 20 km, o dabar jau turim 5:30. Ten yra, matėm, toj miega vietos kaimukį parduotuvių. Dirbi iki 10, tai mes čia nieką nepirksim, vandens dar turim. Čia to takėlį ir varysim iki Bilką to. Jo, čia dviračių va kelias yra, laivų kelias. Tikrai kultūros sostinė čia tokia va. Nu mes pačiu gražiausiu pravažiuosime. Nebėra kur, viskas, pasižiūrėk taks. O, papa. Upė pavogė kelią, eik tu savo, dabar tokį reiks aplinkui, nu tai nesvarbu, bet ten irgi, žiūrėk, yra takelis ir toj pusėj galima važiuoti takeliu, o ne keliu iš karto. Matai. Jo, nu kitą variantą neturim. Bandom apvažiuoti upės užtvindytą taką. Jo, galės. Čia gal ir padaryta, kad galėtų apvažiuoti. Upės pramogos. Fainai. Fainai, kai miestas turi upę gražią, o ne kaip pas mum. Mokinas. Kokie laimingi žmonės, kurie turi tokią gražią upę vidury miestą ir tokius miško takelius. MTB rojus, lėk ir lėk po darbo. Tikrai reikės dar ir pačią Valmierą sugrįžti. Kodėl? Tikrai naujos, dar šviežias. Visas naujas. Ora, čia žmonės. O upė išsipūtus kokia. Kuo sunkiau, tuo gražiau. Baigęs mūsų kelias. Kur dabar čia kylam? Taip jau būn, kai nesilaikai maršrutą. O tai ten nors yra pagrinds tvirts. Nėra čia kelią. Sako, yra. Nu ne, rodo yra pervažiavimas, galime spėt biškį palei bėgiusi, paskui bus pravažiavimas. Nu sakau, be reikalą čia įlindam. Ačiū. Ne, dabar va, šalia, va, bėgiai, va, užbėgiu viskas į mūsų maršruts. Matau žmonės ir civilization. Kas čia per džiunglių kelias? Tikrai džiunglių keliais. Nu, prisitasim visi kepsnį iš rūko.
varo traukinį. Aš visą susižaloju. Pagaliau išsibrovėm iš Valmieros miškų. MTB rojus. Tokiu nuostabiu dabar keliuku minam, bet visada klausims, kiek jisai tęsis. Ir čia yra plens, irgi matyt naujai padaryts, bet jis užpilt šviežiais baltais akmenukais. Kai mašina pralėkė, visi akmenukai ant takelio atsidūrė, šokiniai. Tai vos viens į koją nepataikė, šalia pralėkė. Tokių kelių matėm šiandien, bet ir tuo žavi kelionė. Mes vedinam galvas, mankštinam kojas. Va, va, va. Au! Žiūrėk, tu tik ir matai kuralus. Sigundė Tomulių salum. Čia yra visos bačkos iškabintos kelintų metų. Va. Maža. Prie užtva. O, koks aludaris dar ir čia kokia erdvė faina. Čia iš jų gimsta alus. Čia bačka alus. Vien alaus skulptūros. Kažkoks alaus pasaulis. Dviratininkam net specialiai čia pastatyta. Kelionė prasideda. Saulė reikia kažkur kur nespigi. Čia specialiai dėl dviratininkų padaryta. Visi dviratininkai atvara. Nu, ragaujam. O jei, koks neskanus. Ragauk. Vietinis čia reikia paskaityti apie jį, kad čia nuo 136 rašo. Nu, tai dar daugiau Toks per saldus, bet abu saldus. 2 dviratininkai dar atmynė, va. Nu, čia tas takelis toksai. Visi keliai ved pas alų. Gertuvės užsipildo sportininkai tikri. Alą į vidų. Vandenį. Žiūrėk, alaus specialistai. Čia tai gerai. Čia tai rimtų dviratį. Jie užsigrūda da prieš moterį. Paliekam alaus rojų. Brengulų. Minam svajodami. Bet man toks dežavu, kad atrodo, aš čia visur esu buvus. Bet čia tikrai nesam buvę. Koplyčia. Nebedaug lieka iki miega vietos, apie 10 km, bet mum prieš vėją. Ar mums žiūrėti miega vietos? Bet dabar dai nebuvom. Apaugus kerpiam, eik to kaip maugdytis. Apaugus matos, kad čia senau, kai kažkas kažką kempingavo, tai vadina čia šitram. Kuprinės pilnos gerybių, radom miegą vietą, tai dabar apsiprekinom ir maunam miegoti. Rausimės Gaujos upiai, bet labai gilinai. Čia tam kaime Trenši. Vat viską plukdydavo ant tokių plaustų Gaujos upė. Kokie strekšiai. Plukdytojai. Rastus plukdydavo Gaujos upė. Gražuoliai. Kits strekšis harmonika groj. Visi toms lauk varau. Visi tie kaimukai, miesčiukai jau išsipuošia, gėlė žydi. Tokie labai renovuoti, takeliai sutvarkyti. Nu tikrai jau gražumėliai.
nedaryt klaidos ir greitai eit praustis, nes kitaip bus kuo toliau, bus tuo šalčiau. Oi, koks tiltas vaizdas gražus. Va čia galėsim kėdės pasidėti ir žiūrėti tiltą. Kiek tu sakai, nei daug, nei mažai. Pirmą dieną skelbiu baigta. Man 93. Koks čia pliažas, čia apsemta vieta. Rastai plauki. Aš irgi nuplauksiu, įlipsiu iki kelių ir viskas. Ruoni. Pavasarį lipau, nebuvo šalta. Vasara šalta. Nu čia dabar. Nerk, ruoni, nerk. Neriu. Viskas, aš jau toliau nebelimpu. Kaip šalta. Bele, kaip šalta ir bijau dugną. Nebelipu. Kaip šalta. Oi. Bele, kaip. Aš drebu visą. Gerai, varom greičiau rengtis. Aš nepadedu Tomui statyti namą. Nakvosim čia biški toliau. Nuo to keliuką. Greičiausia. Oi, va ten mašina važinėti. Kiek ta upė neš visko. Tokia ištvinus, tokia didžiulė, galinga. Tau reik pagalbėlės? Paklodę galėsi ištelti. Gerai. Tai kada vada neaukani, vis tiek paskui gal užsikaisim. Tai jeigu suėsiu kokį ir viską, žinok, aš daugiau nenorėsiu. Palapinė pastatyta, dviračiai miega jau, o mum kanda vadai. Odeliai visi mumis nori suėsti. Pasižiūrim, ką prisipirkom. Kągi mes čia pirkom? 2 pilnos kuprinės, o sakėm, nieką nenorim. Tiesiog nuvarėm į parduotuvę ir viską užsinorėjom. Turim stalą, bet viskas ant žemės, nes pratrūko varškiai. Viską pribėga. Mes nieką nebenorim. Mano vakarienė tokia. Toma paprastai. Šiandien brūža. Kaip tas brūža? Nu, toksai nieko ypatinga, tas gal skanesnis. Nieko ypatinga. Aš jau va, kaip babučka, nieka vadai nekastų ir būtų šilta. Ot vasara. Vidurvasaris. Tu mūsukų, kodėl taip temus? Sako, tu jau 10:11. Rimtai žiūriu. 10:11. Tavo tik pavalgiam. Tai kaip mes taip ilgai užtrukom? Pirmą dieną baigėm. Tikrai daug įspūdžių. Šiandien tą dieną tokia buvo gal jinai daug matytų keliukų, nes mes Cesi buvom prieš kokius metus ar prieš 2 ir čia Valmieroj kažkiek, tai Valmieroj nebuvom buvę. Tai va toj Liepoj buvom užsukę palei tas klintis, tai tos klintis ten kad ir nenustebina, bet labai buvo faina prisiminti, aplankyti. Sutikom vaikinuką iš Belgijos, kuris keliauja iš Belgijos iki Taliną ir kai Taliną pasieks, tada su keltu kelsis į Vokietiją ir grįš atgal į Belgiją. Tai dabar 5000 kilometrų viens pats, savo tempu, lėtų tempu. Baigsim pirmą dieną, rytoj lauks nauji nuotykiai jau Estijai. Paliksim Latviją ir varysim į Estiją. Pirmą dieną baigta. Lendu į palapinę ir aš. Mano tai vadai visur apkandžioja. Maugdimukai čia, kad baidytų meškas. Įtrauk į raną jau.